Įsivaizduok, kad tavo gyvenimas tai yra kelias, kuriuo tu eini ne vienas. Ir taro archetipai šitam kely veikia kaip išminties ženklai. Ir jie nenurodo, ką daryti, bet jie primena, kas tu esi tame etape, kuriame esi. Iš to mūsų kelionė kaip herojus tampa kelionė per savo patirtis. Ir iš pradžių gali tai atrodyti, kad tai yra kažkokia mistika, bet būtent toj akimirkoj gimsta mūsų pasirinkimai. Būtent toj akimirkoj mes mokomės būti, pajausti save, įsiklausyti savo vidinę būseną. Kai mes žinom, kas viduje esam, tuomet ir keičiasi mūsų kelias, kuriuo einam. Tai dabar 3 kortų pasirinkimas ir apie tai, kokia yra mano vidinė būsena, kurioje aš dabar esu. Tai 3 variantai. Vidinė mano būsena. 1 variantas, 2 ir 3. 1 variantas. Vidinė būsena yra susijusi su tuo, kad mes gyvenime veikiam, darom kažką, siekiam ir ateina ta akimirka, kai sulaukiam pripažinimo, kai sulaukiam dėmesio, kai pasiekiam pergalę, taip kaip yra pavaizduota šiame archetipe 6 lazdos. 2 variantas. 6 monetos yra apie tai, kai mes dedam pastangas į kažkokią veiklą, kad gautumėm rezultatą. Ir tas rezultatas anksčiau ar vėliau jisai ateina. Užauga pinigėliai, užauga derlius, kada galim džiaugtis vaisiais. Ir 3 variantas. 10 kardų. Apie tokią mūsų būseną. Viskas, daugiau nebegaliu, nebeturiu jėgų apie nieką galvoti, neturiu jėgų nei motyvacijos veikti, tiesiog pavargau. Ir ką galima nuveikti iš tos būsenos? Pailsėti, leisti sau suteikti poilsį, atsipalaidavimą. Tai tokios skirtingos gali būti mūsų būsenos apie mus ir būtent kortos ir yra skirtos tam, kad mes pažintumėm save geriau ir iš tos būsenos žinotumėm, kaip mums veikti, kaip elgtis, kokių sprendimų priimti.